Labą dieną. Šį kartą jau ne nuo ledo. Kaip matot, žvejosiu nuo kranto su dugniniam. Ant skumbrės ir kalmaro dar pasiėmiau. Pabandysiu atsidaryti šiandien menkių sezoną. Nors gal dar šiek tiek anksti, bet aš manau, kad jau jų turėtų būti kažkiek. Oras šiandien geras, tai porą valandžiukų vakare pasidėsiu. Pažiūrėsiu, užkeps kas ar ne. Dabar dėt masalus. Bandyt mes. Siūlas tai čia būtinas tokiam reikalui dabar. Metantis į taškytų gabaliukas, jeigu be siūlo. Plius dar net nebijoju, kad čia visokias mažytės tampys man. Kaip tai. Sistemėlę tai kaip visą laiką naudoju tą pačią. Varšių pavadėlį. Kągi, pirmas šių metų metimas. Iš karto antras metimas. Labai tikiuosi, kad dažnai mėtyti nereikės ir mažytės smarkiai nekibs. Kibs tik didelė šiandien. Iš karto nubėjo mažytės prisistatė. Tik užmetus. Nu, tikiuosi gal prašaus didesnė netikėtai. Nespėsi čia nutampyti man viską greitai. Tik užmečiau, nespėjau valai tą. Jau jos tampa. Na, reikia bent vieną tą neužaugą ištraukti, pažiūrėt, kas šias aidas, gysės, mitingėliai kokie. Jau dabar kalmaro kojas. Na, tu taip nenutampys kaip skumbrės greitai. Didokas masalas gaus. Aš daug jų nenumesiu. Vienintelė išeitis tokiu atveju, kai mažytės labai kapoja, tai tik dėt skumbrės galvą. Daugiau nieks negelbėja. Daug žirtas skumbrės galvą, aišku, jos, bet neilgiau išsilaiko vis tiek. Nes tokį šaldytą uždedi, kad ir siūlo pinioja, tai iš taško va tik nusileidus ant dugno. O, pirma žuvis šiandien. Pagaliau kažkas užkibo. Nėra didelė. Čia iš tų mažyčių turbūt didžiausią paėmė. Lyriukas. Tokį dar galima iškelt. Pirma šiandienos žuvis. Ne pats didžiausias lyras. Žiūrėjo neblogai šitas, tai jau čia jau keliaus namo į keptuvę. Gal ir ne.
Visai gerai atsikabina. Leidžia šį atgal. Ant tokio snarglio užkiba. Belenkai pačio to kalmaro pjaunu, labai nežiūriu. Norės užkips. Gal svarbu tik tais, kad geluonis kabliuko matytųsi. Šitas dažniausiai tai vasarą pakliūna. Bet būna ir žiemai. Antra šios dienos žuvis. Šiek tiek didesnė. Jamba. Jau visai padori buvo. Šitą šiek tiek arčiau užmečiau. Bus mažiau vyniot. Buvo šiokia tokia pertrauka temstant. Dabar beveik jau visai sutemo ir kažkas pradėjo judinti. Greičiausiai rykliukas koks nors. Nu kažką tai. Na, jeigu šitie čia pradės daužyti, važiuosiu namo. Šitų nesąmonę čia tikrai negaudysiu. Čia gal nerikliukas. Šlepsiukas. Jis kaip rykliuko. Ne rykliukas, bent tiek gerai. Ne tas, ko norėjau. Biški kalmaro, biški skumbrės. Pamiksuosimės jam čia. Įsikantą. Turbūt su šita nesąmonė ir baigsiu žvejybą. Vieną uždėjau skumbrę. Tikiuosi mažytės netampys čia vieną po kitos. Ant kito pridėjau kalmarų. Mažą gabaliuką skumbrės dėl kvapo. Savas didelis labai toli neužsimeta. Bet gal ir užteks. Mažas netampa iš karto, čia jau gerai. Pirmas kabimas. Skumbrės. Nutrūko. Su dugnu tai čia ne kažką bus turbūt. Traukiant tukščiai jautėsi, kad kabinasi. Galiau antras kibimas.
palauk šitą. Kažkaip nemenkiškai kibo. Pradeda dingti tikėjimą šitą vietą. Vieną sistemą nutraukiau jau. Klivinių ten dugno pilna. Tai dar kokią valandą laiko duosiu šitai vietai, jeigu nieko, tai arba pereit kitur reikės, arba važiuot namo. Ir menkės sezoną atsidarinėti kitą kartą. Kaip matote, einu slaptais miško takeliais. Dar slaptesnė vieta. Senokai čia bebuvau. Bet anksčiau kiek žvejodavau, tai papuldavo čia jų. Žiūrėsim, kaip seksis šiandien. Sveidukas, pirma žuvis. Pažiūrėjo, tik norėjo. Čia gilis, kur gaudau, tai apie 50 metrų yra. Ir lyg tai smėlis ten ant dugno, dumblas, toks lengvas. Vakar, kai žvejau, kelias sistemas nutraukiau, reikia dabar naujos, tai pabandysiu jums parodyti, kaip rišu. Daiktų labai daug nereikės. 2 suktukų, lankiančio karabino, kabliuko ir šaratuko, kuris nebūtinas. Valą naudosiu 0,7 ar 0,8, čia neatsimenu tiksliai. Viską iš to pačio. Sistemėlės ilgis priklauso nuo meškerės ilgio. Siūlyčiau daryti kuo ilgesnį, tuo geriau, nes tada mažiau žaidžiasi pintas valas. Kadangi pas mane meškerės 4,20, tai aš darau maždaug 1,6 m gal sistemėlės ilgį. Pirmą prisirišu suktuką. Tada užveriu slankiantį karabiną. Dedu karoliuką, kuris, kaip ir minėjau, nėra būtinas. Tada kitas suktukas. Ir mazgelė. Mazgą čia pagal save gali trešti. Koks patogiau, mazgų pilna internetą, pasižiūrėkit. Įsirinksit, kas patinka. Nes vieniem vienas, kitiem kitas. Iš esmės jie visi laiko. Tada atsikarpu valą nuo apie 0,5 metro pavadėlį. Ir prie to suktuko rišu pavadėlį. Tada pavadėlio gale kabliuką kokį turit. Bet šiaip kabliukas turi atitik daugmaž masalą. Ne žuvies dydį kokias gaudai. Norėtus gal didesnio kablio. Bet čia kokį turėjau, tokį išdėjau dabar. Suveržiu mazgą, nukerpu malą. Šitų malų irgi būtų gerai, kad nemėtytumėt, susirinktumėt. Va taip atrodo paruošta sistema. Čia eina kabliukas, pavadėlis, plius minus 0,5 metro. Tada slankiantis švinas. Nu ir čia kokie dar 1,5 gero metro atkarpa. Suktukas, kur tvirtinas prie pagrindinio valo. Iš esmės pavadėlis tai gali būti ir visai trumpas. Netgi 20 cm. Nes kai labai ilgą padarai, tai jis jau pradeda pinti šiek tiek. O kibimų įtakos tai nežinau, ar turi didelės, nes ir taip kimba. Ant pagrindinio valo dažniausiai naudoju greitą užsegimą. Šis suktukas kaip ir nebūtinas, tiesiog užmauni ir šitas nepabėgs niekur. Galą nusipjaunu į kišenę. Šiek tiek pamiksuosiu skumbrę su kalmaru šį kartą.
Toks va masalas gavosi. Vienoj pusėj kalmaras, kitoj skumbrė. Kai užmetu meškerę ir valai tempinėja, tai stengiuosi švino per dugną netraukti. Tiesiog tik va tą laisvą valą susirinki. Visą laiką stengiuosi daugmaž laikyti ant įtempimo, nes būna, kad iškart tik užmetus jau tempia. Kas tai iškibo pagaliau? Toks nedidelis gysiukas. Juodadiemė menkė lietuviškai. Nespėjau net įtempt valas čia kaip duoda ir. Čia pati gysė. Čia gerokai ir didesnių pagavę, bet ir nedidelė. Nusibodau čia kariaut su tom mažytėm. Sėdėjau gal 3 geras valandas, 3,5 ir nieko gero, ten tus gysės aidas kimba. Vėjas labai didelis pučia, tai šalta kažkaip daros, važiuosiu namo. Nepavyko ir iš 3 kartą atsidaryti. Gal pavyks iš 4. Kitą kartą.